Šaukštas proto. Iš asmeninio dienoraščio 2000 kažkelintų metų gegužės 10. Šiandien kalbėjau apie realybę. Šiaip tai turėjo būti pristatymas, bet aš visą man skirtą laiką tik uždavinėjau klausimus. Tai, nežinau, gal mintinė provokacija. Neslėpsiu, buvo neramu ir nenervinsiu su tokiu neformatu, bet man atrodo, tikiuosi, kad suveikė taip, kaip galėjo geriausiai. Man labai patinka savoka realybė. Ji panašiai kaip laimė arba meilė. Kai paklausi, tai tai aišku, ką reiškia. Bet kai pabandai iš tiesų pasakyti žodžiais, tai gaunasi šitą, žinot. Ne, nėra taip paprasta apibrėžti. Žinoma, svarbu, kodėl apie tai kalbam, tada gal aiškiau, apie kurią iš tūkstančių realybės atspalvių turime omenyje. Ir tada gal ir galim išsitraukti tai, kad realybė yra tai, ką galime pačiupinėti ar išgirsti. O gal realybė yra tai, kas neatkartojama ir autentiška. O gal kaip tik tai, kas kartojasi. O gal tai yra tai, ką visi mes daugmaž matome vienodai. Ar bent jau sutarėme vienodai. Nors juk būna ir keli teisingi atsakymai į tą patį klausimą ir jie realiai teisingi. Na gerai, jeigu jau viskas aplinkui yra subjektyviai suvokiama, tai juk aš tikrai galiu būti tikrai reali. Bet juk žinom, kad ir visiškai sveikoje psichikoje yra keli savęs vaizdai, o kiti jų mato begalę. Greičiausiai net kiekvienas mus mato kitaip. Ir tai realiai normalu. Nors mus tai irgi gąsdina ir čia mes turim atskirą sutrikimą, kai ne tik įsivaizduojam, kad kiti mus mato geriau už mus pačius, bet dar ir pradedam bijoti, kad mus atpažins. Mums nepatinka nesuprasti, mes visais įmanomais būdais bandom to išvengti. Nuo tiesmuko neigimo, kad akmenų danguje nėra, iki sofistikuotų derealizacijos ir depersonalizacijos sutrikimų, kurie realiai yra skirtingi dalykai, net jeigu skirtumo tarp jų ir nesuprantam. Bet juk mums reikia realybės sąvokas, kad galėtumėm kažką atpažinti kaip tikrą dalyką. Mums reikia kažkaip patikėti, jog kažkas yra tikra, o ne dirbtina, kad tai pasikartos kitą kartą. Taip, turbūt, bet kuo daugiau apie tai galvoju, tuo mažiau man aišku, kas yra tas realus dalykas, į kurį galima atsiremti. Ar kaip? Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Nuorodą registracijai į konsultaciją rasit po kiekvienu įrašu, o įrašus rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.